To nepadarę, jūs galite prarasti didelės sumas pinigų. Jei ieškote buto nuomai ar pirkimui, jūs privalote savininkų paprašyti asmens dokumentų ir taip pat būsto nuosavybės. Tai yra registrų centro išrašo. Kartą paskambino man viena moteris, ji buvo labai sunerimusi ir pasirodo, kai ji atvažiavo apsižiūrėti buto, bute buvo tiek savininkas, tiek NT brokeris. Ir moteris paklaususi elementariausių klausimų apie butą, jai į klausimus nebuvo atsakyta. Tai jau jai kilo klaustukas, dėl ko savininkas negali jai atsakyti tokių elementarių klausimų. Ir aš jos tiesiog paklausiau, ar ji paprašė savininko ar brokerio būsto nuosavybės. Ji mane su nuostaba paklausė: Jovita, o aš galiu prašyti tokių dokumentų? Sakiau, žinoma, tai yra netgi būtina. Tad jeigu jūs atėjote apsižiūrėti būsto nuomai, tai jūs net privalote tai padaryti, patikrinti ir brokerio, kad jis dirba tikrai brokeriu, ir būsto savininko dokumentų registrų centro išrašo, todėl kad ateityje gali kilti nesklandumų. Registro centro išraše gali būti uždėtos įvairios žymos, kad negalima disponuoti turtu. Arba iš kur jums žinoti, kad tai yra tikrasis būsto savininkas. Ir ta moteris paliko avansą, nes jai patiko labai butas ir ji norėjo jį išsinuomoti po 2 savaičių. Buvo kaip ir viskas sutarta ir po 2 savaičių ji paskambino brokeriui, brokeris nebekėlė ragelio. O pinigai jau buvo sumokėti. Tad ir jūs neapsigaukite, niekada nemokėkite avanso nepasirašę sutarties, niekada nemokėkite grinais, o jeigu mokate grinais, tai būtinai užfiksuokite tai raštu. Ir būtinai patikrinkite registrų centro išrašą, kad tai yra būtent tikrai savininkas ir jis gali disponuoti turtu.